Na kągi, o ką šįryt nuveikiai buityvą? Atsikėliai ir kas pirmiausia buvo po maldos? Taip, apžiūrėjau savo pirmą kartą gyvenime paliktus nakčiai brinkti grikius. Ta prasme, tu jau pradedi maitinti sveikai? Nu, čia skambiai pasakyta, nes juos šiandien pirmą kartą žiūrėjau. Bet palaisčiau vienintelę gėlę, kurią turiu. Kai pirkau, pagrindinis argumentas buvo, kad jos nereikėtų su jie draugauti su ta gėlė, kad nebūtų savarankiška tiesiog. Taip, išėjti į mokyklą, išplautų indus gėlė. Viską gali padaryti. Kad jinai tiesiog pabūtų, pavyzdžiui, mėnesį vieną. O kai tu esi namie, būna ir po metus pasilieka. O kai negrįžti iš Italijos, kad būtinai žydėtų. Kai išvažiuojate, glūmėje. Būtų pagėdauta, tai iš tikrųjų. Bet aš jau gerbiu ją vien už tai, kad jinai laukia manęs ir būna savarankiška. Bet pavadinimą tu nežinai, garantuoju. Jinai ten man tokia kažkokia išvykusių gal giminės. O ką tu padarei šiandien iš ryto? Aš kiekvieną rytą buities darbai, kokie buvo atlikti? Iš buities darbų pirmas darbas yra ištraukti indus iš indaplovės. Rimtai, garbė žodis. Tokia meditacija, nes dar apsimiegojus. Eidama miegoti užkrauni, arba aš, arba vaikai. Tai atsikėlus ištraukiu. Pats pirmas buities darbas. Antras jau malonumui tai gėlės, jeigu reikia laistyti. Tai tie du. Daugiau kitų ir nemėgstu. Kaip žinot, kad reikia laistyti gėlės? Ką darot? Nu, tarsi, prieinat, galvoju, žemę tikrinat, ar ten prisimenat, kad prieš savaitę, žinai, kai viena iš 8 pradeda vysti, tada aš ir klausiu, nes mes labai skirtingai. Aš, pavyzdžiui, su viena gėlė, vienos va taip, jau labai galvoja, žinai, o su kita yra tokie asmeniniai santykiai. Aš lipu laiptais ir jinai laiptų viduryje yra pastatyta. Ir aš taip lipu pro ją ir taip pagal jausmą. Jau toks troškulys, taip, tuo iš tau duosiu atsigerti. Ir neatsilygina po to. Taip, tada. Aš galvoju, iš buities darbų dar vieną mėgstu. Ištraukti rūbus iš skalbenkės ir išdžiauti, gražiai išdžiauti. Labai nemėgstu. O mėgs, man tokia, kad taip išdžiauti, kad po to nereikėtų lyginti. Nusiemė sūnus arba aš pati ir iškart gali vilktis. Viskas, daugiau neturiu mėgstamų darbų. Ar turim namų šeimininkės, tvarkytojas? Aš dabar pagalvoju, kad mano pagrindinis buities darbas yra nuolat krauti lagaminą. Krauti, iškrauti. Sukrauti, iškrauti. Bet tai reiškia, tada tose... Taip, temą pasakysim. Mes dabar jau čia kalbam temą. Ką daryti, kad neužpistų buitis? Šaunuolė, tu pasakai nuoširdų. Kad romantika išliktų romantika, taip, kad nesusiplaktų buitis ir romantika ir neišeitų, kaip tu pasakėjai. Tai terminologija. Aš turiu namų šeimininkę, kuri ne taip dažnai atvažiuoja, dėl to kartais aš jai už tai ir dėkinga, nes visgi tada prisimenu, kad ir aš galiu patvarkyti kažką. Bet tu turi namų šeimininkę. Taip, ir esu nepaprastai dėkinga. Jis lankosi nereguliariai, tiesiog pagal mano pačios gal grafiką. Bet tas ir yra esmė. Aš, pavyzdžiui, tikrai nuoširdžiai sunkiai įsivaizduoju, tarkim, žmonės, kurie gyvena tose pačiose namuose. Pavyzdžiui, tarkim, Italijoje tai yra labai populiaru. Kad namų šeimininkas gyventų kartu su tavim. Kaip ūkvedys toks, ar ne? Taip, bet tada tu turi kažkaip tai tokių papildomų šeimos narių. Ir tada, nežinau, man atrodo, kaip tas privatumo klausimas. Bet jau ką jie gyvena ir jie ateina pas tave valgyti kartu, kai tu dar gamini pietus. Tai ne tik važiuoja, pavyzdžiui, su tavimi atostogų ir prižiūri tavo vaikus, kai tu atostogauji. Iš principo gyvenu su tavimi nuolatos, visur, kad ir kur tu bebūtum. Taip, aš iš vienos pusės suprantu, nes aš, kai gimė Frėja, atsirado mūsų šeimoje Karolina, jauna mergina, ir mes su ją irgi gyvenam kartu. Ta prasme, realiai buvo etapas, tai kai jinai buvo šalia visada. Jinai man labai daug dalykų padėdavo, būtent prižiūrėdama Frėją, mes visur keliaudavom su mašina, susikrovė visus Frėjos daiktus, jai buvo 2 mėnesiai, kai pirmą kartą reikėjo man filmuoti talentos. Ir mes visur varėm kartu, mes viską veždavom, mes viską, ko gali prireikti. Taip.
Tačiau tokia kaip asistentė čia jau. Aš jau matau vaizdelį, važiuoju automobilis, priekaba ir ten tokie puodai, visokie keptuvės. Ne, čia Edita Užaitė taip darydavo, jinai važiuodavo į spektaklius, jinai išsiklodavo grimiorkiai, grimiorkiai jinai pirmiausia išsiklodavo, išsiplaudavo visas grindis atskiroji grimeriniai. 3 kartus gal, nežinau, kiek ten, neprisimenu Edita, kiek ten buvo. Tada jinai išsiklodavo, pasiklodavo viską ant žemės, nes vaikučiai pradėdavo rūpoti. Ai, ta prasme, su vaikais. Jinai važiuodavo su savo dukra ir su savo sesė, kuri turi vaikutį tokio pat amžiaus. Ir ten būdavo ir virdavo, ir ten košės, ir ten visą kitą. Bet mano tai minčių srautas užstrigo ties to momentu, kai sakai, kad labai jauna mergina buvo. Nes aš, pavyzdžiui, pati augau irgi su auklėm. Tik tai mano mama taip apdairiai pasirinkdavo amžiaus grupę, taip, virš 70. Vyresnė, ne? Tai tos moterys, kurios nuolatos yra namuose, kad jos būtų tokios, močiutės. O žiūrėkit, mes taip nejaučiam. Jinai jauna, bet jinai siela yra brandi. 20, kiek ten buvo, 4, gal 5 metai. Mes nejaučiam nuo tvarkytojų, iškart prie auklių. O turi, klausiu netos, nes tu, ką tu žinai apie vaikus? O, pavyzdžiui, tu tikėdavaisi, kad auklė ir truputį patvarkys? Aš tiesiog, aš tiek daug dirbau, kad aš šiaip nesitikiu nieko, aš nieko nereikalauju, bet kai būna tiesiog palikta, sakykime, kriauklė pilna indų. Ir vat vakar dabartiniai aukliai sakiau, ačiū tau už tai, kad tu visą tą padarai, nes tikrai kartais grįžtu naktį, aš ten jau pagaminus kažką, jau sudedu, jau išplaunu ir žiūriu vėl pilną krūvą ir tada galvoju, palauk, priejau, jau užmigo, nebenoriu barškintis. Ir kiekvieną kartą atvažiuoju auklį ir ta krūva jinai yra. Ir atrodo, kad aš nieko nedarau, iš tikrųjų darau. Tai jūs nesate iš tų žmonių, kurie sutvarko namus prieš tai, kai ateina tvarkytoja. Čia apie lietuvaitės taip sakoma, kad jos susitvarko prieš tvarkytoją. Ne, reikia turėti tą žmogų, prie kurio jautiesi visiškai komfortiškai, kai tau nereikia apsiversti, bet visiškai aš atsipūtusi esu. Man patinka, kai tas žmogus vaikšto, tvarko, aš galiu būti namie, man nebūtina išvažiuoti, pavyzdžiui. Man ir yra tas jausmas, kai mes kartu esam čia nais. Ta prasme, tai yra... Mano Elvyra ir Onutė buvo 2 auklės, 2 vaikai. Auklės ar tvarkytojas? Abi auklės. Vienu metu aš turėjau 2 auklės ir tvarkytoją. Buvo toks namūkis. Ponia Karalienė. Kaip tu dabar dirbi, taip žinok, aš taip varydavau. Taip, kitaip nieko. Tai va, bet jo, apie auklės tai... Bet aš jau tiesiog kaip įmonė čia atskiri... Taip, mano pareiga. Žinok, aš rimtai turėdavau vos ne etatą, prižiūrėti 3 darbuotojus namie. Vis tiek reikia duoti rekomendacijas, prašymus, supakuoti kalėdų dovanas. Tai viską reikia daryti. O tai nebuvo, pavyzdžiui, apvogė, nebuvo ten kažko pridarę. Žinot, kaip patikrinti, ar tvarkytoja yra sąžininga ir tvarkinga vienu metu. Kamerą pristatyti tau reikėjo? Padėti pinigų, pavyzdžiui, užmesti už lovos, už spintelės. Užmesti nemažai kokią nors kupiūrą, kur seniai tipo užkritosi. Žiūrėkit, ką jūs išsiaiškinat. Ar jinai tvarkė už lovos? Ai, taip. Bet čia kokias pastai žmogui. Ir ar jinai padėjo tos pinigus? Aš tai nedėčiau, nes man net nepatinktų, kad jinai susimautų. Aš nesu to dariusi, bet esu skaičiusi. Ir netgi po to svarščiau, o reikia užmesti 100 eurų, ar geriau kaip tik 5 centus. Ir taip patikrinti, žinai, tą sąžiningumą ir tvarkingumą. Bet aš skaičiau kaip rekomendaciją, kad taip reikėtų patikrinti. Šakės, aš nežinau, man tai iš karto aš turbūt susitinku ir aš jau žinau. Aš irgi nesu tikrinus nei vienos nesąmonė. Ne, tai svarbiausia visų pirma, kaip apskritai įsileidži žmogus savo namus, tai per rekomendaciją svarbiausia, bent jau mano atveju. Taip. Dėl to, kad čia yra ne tik dėl vagysčių, bet iš principo tai yra tavo asmeninė erdvė, ta prasme, tas žmogus tampa tokiu, kaip vis tiek tau artimus, tavo namuose leidžia laiką. Reikia pasitikėti juo. Privačiausiai absoliučiai, ta prasme, nuo vaiko galvelės iki, atsiprašau, mano kelnaičių. Viską, ir kas šventa, ir kas labai privatu. Viską patiki. Ir kas nešventa. O gali netyčia užtikti ir kas nešventa. Gali užtikti. Klausykit, tai gerai, tai ką tvarkotės? Ką pačios darot? Pavyzdžiui,
nu vis tiek būna tas tarpas, kai neteina niekas. Pas mane dabar, pavyzdžiui, niekada niekas neteina. Sako, aš net važiuosiu. Tai nieko, viskas gerai. O pačiai jau. Ne, bet aš, pavyzdžiui, kartais iš tikrųjų taikau darbo terapiją. Man kartais, ypatingai, jeigu yra labai labai sunkus psichologiškai laikas, labai labai įtemptas. Man net realiai patinka, ta prasme, kažkokį tai, namų, nežinau, fizinį darbą atlikti, dėl to, kad jisai nukreipia mintis, ta energija kažkur tai išlieja kitur. Tai aš, ta prasme, aš kartais visiškai ne dėl to, kad, bet tiesiog dėl to, kad pati noriu realiai tą savo. Ir iš viso sutvarkytoj aplinkoje tu ilsiesi. Ta prasme, jeigu tu atleidai tam, kaip sakant, tai netvarkai apspisti tave, tai tu nebegali net ir pasilisėti to erdvėje. O mes čia... Svarbiausia leisti apspisti, o ne tą padaryti, ką tu pradžioj sakėjai, ar ne? Tokį gražų terminą panaudoti. Bet mes taip kalbam ir man atrodo, kad gali susiryti toks įspūdis, kad, ta prasme, kad čia yra prabangos klausimas, pagalba namuose. Viskas priklauso dar ir nuo to, koks yra tavo gyvenimo būdas. Dėl to, kad, pavyzdžiui, mano pačios atveju man labai dažnai, ir tikiu, kad ir jums, tas laikas yra, pinigai iš principo tam, kad galimybei užsidirbti, tai tu ne kažkur tai kitur nukreipėti laiką, kurį tu, skirtum, tarkim, namų ruošai. Tai tada ta pagalba, tampa tokia, tarsi, iš tikrųjų, partnerystė, vardant to, kad tu galėtum dirbti. Aišku, kad taip, čia mes, aš manau, kad net nereikia sugalvoti pasiteisinimų. Jeigu jau atsiranda poreikis, ar ne, kad atsirastų žmogus, kuris padėtų tiesiog sutvarkyti, tai yra visiškai normalus, net ne prabangos dalykas, o tiesiog paprasčiausiai patogumo dalykas. Tai čia kaip jūs sureagavot, kad aš turėjau vienu metu 2 auklės ir tvarkyti. Tai čia mes turėjome ir vis dar reaguojame. Tai aš dabar o dabar reaguokit, o dabar aš neturiu nieko. Viską pati. Taip. Kaip pati? Aš turiu 2 sūnus. Tipo jie valo, ką nors. Valo. Daugiau sūnaus draugė. Tai kas jiems negerai, jeigu jie valo. Bet valo. Aš turiu draugą, kuris valo. Labai gerai. Tai tada... Tu turi draugų, kurie ateina pas mane. Ne, bet mane, iš tikrųjų, žinot, kas buity labiausiai užknisa? Nematomi darbai. Pavyzdžiui, visą dieną valai stalčiukus. Tai yra stalčių, vaistų stalčius. Įrankių, kur šaukštais. Jie kažkada irgi pritrupa, prilaša, pribūna, visi, apsivedė labai daug stalčių. Beje, iš tikrųjų, gera proga paminėti, kad mes Brasa salone, tai yra labai funkcionali vieta išspręsti buitį išspręsti. Pas mane iš Brasos net šiukšlių dėžė yra. Čia, kur mes filmuojamės, aš esu klientas. Geras, reikės man tai pasidomėti. Tai net šiukšlių dėžė. Mano šiukšlių dabartinė dėžė manęs netenkina. Čia viskas labai funkcionalu. Tai va. Aš labai pavyzdžiu Astai to draugo, kur ateina išvalyti namus. Aš galvoju, nežinau, tu turi tokį draugą. Nebūk pavydi, pasidžiaug už mane. Jeigu tu pristatytum ką nors savo, mes irgi pasidžiaugtumėm. Aš neturiu tokių, kurie draugai, tai... O kas tas draugas? Taigi dabar ne apie draugą, o apie buitį. Tai buitis, jeigu draugas tau valo. Ne valo. Kaip, ne tau, taigi mes klausėm. Žiūrėk, tu iš temos dabar bandai pabėgti. Man labai įdomu, kas tas valytojas draugas. O tai Deividas valydavo namuose, tvarkydavosi. Deividas ir valydavosi. Rimtai? Taip, dėl to, kad jisai yra labai pedantiškas žmogus. Sakydama labai, turiu omeny labai. O klausyk, o tai yra išspręsta problema turėti antrą pusę pedantą, ar kaip tik prisišauksi savo daug bėdų, jeigu turėsi? Kaip tas draugas dažnai valo, aš klausiu. Aš tau pasakysiu, kaip yra rimta tavo. Taip, kad aš nežinau kada. Bet jis visą laiką yra švaru. Ar jisai pergyvena dėl to, kai yra nešvaru? Nemanau. Nemanai ir nežinai? Nežinau. Taip aktualus? Jie nesikalba apie tai. O tai yra taip žema. Jie tik džiaugiasi rezultatų. Tai yra taip žema. Tai turi tiesiog pasidaryti savaime. Ne, bet iš tikrųjų, kiek laiko jūs kartu? Metai. Marija, o kas jūsų poroje valo? Man tai svarbiausia yra tai, kad iš tikrųjų aš labai bijau pedantų radikalių, kurie, tikrai, pavyzdžiui, mano vienos draugės vyras, tai man pasakojo pažinties pradžioje, sakė, kad, tarkim, ne kiekvieną kartą, kai nueina į dušą, neprivalo po to jį išvalyti su tuo tokiu stiklu. Taip, aš irgi taip liepiu daryti, nes labai apkalkėja. Tai reiškia, ir tu esi tokia, dėl to tu nepastebė jo, ar jam. Koks jo vardas? Auksinis vardas. O pavardė? Raidė. Na, žodžiu, aš neturiu tos stiklo.
nes aš turiu galvonę. Tai žodžiu... Dėl to ir neturi stiklo, nes tai reikėtų. Aš tikrai, jeigu turėčiau tą stiklą, aš jį greitai panaikinčiau. Aš apie tvarką atsiprašau labai. Atsiprašau, jeigu nutraukiu, bet aš nieko, tiek vyresnė negaliu užmiršti. Tai geriau dar pasakysiu. Aš atsimenu, kai mes tik sudėjau susipažinom. Ir aš, ta prasme, taip tokiam, kaip sakyti, polykyje, galvoju, po tam tikrų įvykių dienos, galvoju, reikia užkasti kažką. Ir aš iš lovos taip išlipu. Ai, po tų įvykių. Iš lovos aš taip išgalvoju, o Dieve, dabar kaip aš fainai sugalvojau, mes pasidarysim, pasiėmiau karštų sumuštinių tą spaudeklę. Ir taip viską surinkau iš virtuvės, dešrytės mėsytės, ten suriuką batoniuką ir taip atsinešu prie lovos pasitatu šitą visą dalyką. Ir dabar čia stovės. Taip, mes dabar pasidarysim tų sumuštinių, kad nereikėtų ten man virtuviai kažkur stovėti. Tai aišku. Ir buvo jo akis tokius. Bet čia būtų mano tokias akis. Po trupiniai lovoje. Ir aš tada galvoju, ai, gerai, tada ne. Bet vis tiek, kai viską nunešinėjau ir prašiausi jau virtuvį daryti, aš vis tiek ten tepdama tos sumuštinius galvoju, čia kažkas ne taip yra. Ta prasme, kad čia yra esminis nesutapimas. Bet šitą kaip labai įdomi yra tema. Dėl to, kad tai buvo nesutapimas. Valgymas lovoje. Aš suprantat, aš esu irgi tokia pati. Taip, aš jeigu užkloju, pavyzdžiui, lovą, jeigu kloju, kartais ne, jeigu užkloju, aš, šitų paviršinių, tų dekoratyvių dalykų, kartais nesinori dėti tiesiog. Tai jeigu yra nelygiai, aš patai pataisysiu. Bet man tai nesukelia stresą, man tai patinka, man patinka tokia harmonija, tokia lygiai, čia ta. Bet kai šalia atsiranda panašus žmogus ir jis tą daro, man noris daryti taip, pakloti taip. Bet kaip palikti. Taip, ir aš nebesukdavau galvos. Jeigu aš, pavyzdžiui, anksčiau prieš susitikimą su Dievu, ten, pavyzdžiui, aš galėdavau taip, jeigu matydavau, kad kažkas ant lovos, staiga taip užlipa ir nulipa, man taip, tai kai aš su juo susipažinau, aš jam taip darydavau tokius prieš jų partnerius, tokius, aš pati taip per lovą perbėgau, bet čia va šitie visi tvarkymai. Bet klausykit, mes pradėjom kalbėti apie romantiką lovoje, mūsų draugai yra romantika LT. Aš labai noriu pasidalinti su jumis dovanom. Tik tai žinau, kad reikia pačiom išsirinkti, kurios romantika lovoje. Palauk, kurio čia vietoj buvo tas šuolis nuo buities iki romantikos? Sumuštinių prieš istoriją. Sumuštinių. Aš va šitą noriu paimti. Aš va šitą noriu. Ačiū. Kažkaip jaučiau tikrai, kad tau tas... Tai man reikia dar vieno mikserio. Čia bus garantuotai. Kas čia gali būti? Čia romantika LT mums dovanoja. Taip. Tau bus mažas mikseris. Vibratorius. Eik, mikseris. Aš labai mėgstu praktišką. Man bus mažas mergos. Oi, Dieve, mane tas svajotas. O mano neminėti šutį. O tu matai kiaurai popierių? Aš tau sakiau. Tai gerai, man reikia akimirką. Plaktuvo. Žiūrim, pažiūrėk, paslaptingiausia. Oi, tas man nekalta prasidėjimo, aišku, yra. Nes tu dar nekalta mergelė. Ne, tai aš tikrai... Pirmas kartas dar nebuvęs. O Dieve. Oi, bet kaip gražu. Žiūrėk, tu galėsi išsirinkti pati kaip suprantu. Žiūrėkit, čia rodo moterį, kuri daro šitaip. Tai jį naudoti čia taip. O čia rodo degantį plaktuvą. Pimpalas? Čia degantis. Tu atsargiai, žinok, nepasidek, nes paskui bus straipsniai, žinai. Čilė. Tas šaitytės sudėgiai su pirsu. Ne, čia pamirkytas čilį ar kaip? Nu, to prasme, geriausiai draugė, kodėl tu taip rodai? Man karšta. Aš tik noriu pasakyti, kad draugai romantika LT žino, kam ką dovanoti. Kaip išimti.
Akivaizdžiai. Va, dabar žinau, kad darai aistros priepolį. Ne ką aistroje. Tu su juodaodžiu. Su dviem akytėm. Tu su juodaodžiu galėsi pamiegoti. Pažiūrėk, dvi akytės. Ir čia aš dėl visko kalta, aš iššaukiau šitą dovanų atidarymą. Nu, aš neaplupu, man O galėjome kukliai kalbėti. Aš pamojavau šitos klinikos, ne klinikos, o šitos. Bet pavyzdžiui, man patinka jų pavadinimas, kad jie romantika auta, nes ir pas mane yra ne šiaip saukas, O čia ne įdomu, ten žiūrėk, čia seksas paminėtas, o meilė. Čia galima taip daryti. Gerai, viskas Žodžiu, romantiška iš mūsų trijų tik aš. Visi kiti tai čia jau rimčiau. Gerai, grįžkime prie mergaitės tvarkymosi prie buities. Šiaip, o Gerai, Ne, bet šitas tikrai pravers, jeigu buitis už, tada šiukšlės sudėsiu. Jo, tu tvarkyk Tai viskas šiukšlės, tada matos, kad mergaitė tvarkinga. susitvarkykit. Ačiū romantikai. Už dovanas tvarkytojai išsikviesim. Taip. Tai gerai, tai ar valgot lovai, man labai patiko ta tema, tada kad Gerai. aš žiūriu Instagramą. Visi važiuoja į viešbučius, užsisakinėja tos tokius padėkliukus, nešasi, fotkinasi, čia atrodo, kad čia aukščiausio lygio, na, kažkokia svajonė valgyti, trupinti tas lovas. Nėra taip, kad aš esu fanatiškai priklausoma nuo valgymo lovose, bet kai tai atsitinka... Lovose? Matai, kaip keičiate lovas? Ir kaip, pavyzdžiui, užeina mintis, kad galbūt faina būtų pavalgyti lovui, aš dėl to nestresuoju, nes galima viską išpurtyti, viską iškratyti, bet kad kasdien to daryčiau, tai ne. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad dabar madoja ateina valgyti vonioje, baseinuose valgyti, pavyzdžiui. Aš ir taip vonioju, pavyzdžiui, gal esu valgys kokius 3 kartus. Taigi guli vonioj, pasidedi šalia pufą, Ir valgai. Tortą. kompą su geru filmu. Čia visur druskos, Jėzus, kiek putos, jūs valgote, kaukės. tas Esu aš irgi žiūrėjus filmą. Ir tada žiūri filmą, o ir ko jeigu nors kompas įkristų, valgai nusikratytum trupučiuką. ar ne? Ką padarai? Kompas, jeigu įkristų. Taip. Kaip ir visi kiti šitie dovaniniai dalykai. Tai, na, jeigu Ir tada negyvas visos lasdelės nukrenta ir taip, čia tokia gera terapija. O, ne, geriau kompo nereikia įmesti dėl kitų priežasčių, nes ant radiatoriaus neišdžiovinsi. Taigi, vonioje mes valgom, lovoj kartais, jeigu žiūri filmą, vėl ta pati situacija, kokia nors užkandukai. Aš tai mėgstu padaryti Tu tokių... kategoriškai esi tokia visiškai. Tokių sumuštinukų, va tokių sumuštinukų. Einame miegoti, tapkutės už durų. Ne, iš tikrųjų, batai, avalynė rimtai lauko, miegamąją man yra tikrai nuodėjai tikėtina. Ne, bet Tai nebent aistros priepolyje įgriuvai iš tais batais į tą miegamąjį. Na, tai tada jau irgi ten atskira avalynė. Bet tu neįgriuvai. Aistros priepolyje neberinkė avalynės. Teisingai, ar pas tavai yra viskas taip tvarkingai, ar gali būti bet kokiam kambarį? kas aistros priepolėje yra avalynė? Jo. Žinai, taip, pavyzdžiui, žinai, koridoriui ten, žinai, jau iki virtuvės dasitempė, jau ten, atrodo, ir tada Marija sako, į dušą, ta prasme, stop, šlepetės. Aš tuoj. Einu paklausiu, atklosiu lovą. Ar gali įvykti ir virtuvėje ten? Ženklų kalba. Aš klausiu, Marija, jau Ne, viskas gerai, aš tikrai... Tu gali ir ten, nesvarbu kambarys. Ne, tikrai ne, bet, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie miegamąjį, tai man, pavyzdžiui, tikrai yra labai, bet kokia atveju nepriklausom, net ir paprašiausiam realiam, kai kasdieniniam miegui, labai svarbu, tarkim, patalynė. Man, pavyzdžiui, tikrai, kad jinai būtų graži, ta prasme, nežinau, deranti apie bendrą namų interjerą. Aš irgi, aš turiu, žinokite, vieną punktą patalynės, kur aš jau kai ten radau, jau dabar niekur nebesiblaškau ir žinau, kad... Bet, taip, aš galbūt ir blaškyčiausi, jeigu išbandyčiau kažką, tai kas man būtų įdomu. Bet man atrodo, kad visame kame turi būti namų harmonija. Na, pavyzdžiui, namų interjeras, tada miegamojo interjeras, tada, tarkim, mūsų pačių namų apranga. O kaip rengiasi namuose? Nu, tai čia irgi labai priklauso. Jeigu rengiuosi iš viso. Aš norėčiau pamatyti, kaip tu rengiesi namuose. Tai yra du variantai. Arba rengiuosi, arba ne. Tai tada aš tave pakviesiu, kai rengiuosi, o tada iš tikrųjų, na, aš turiu prabangą, nes aš neturiu vaikų. Taip. Tai aš tikrai turiu prabangą namuose, na, galėti sau leisti, tarkim, dėvėti ten halatėlius gražius, kažkokius tai naktinukus. Atsiprašau, ta prasme, aš turiu vaikų ir jau man nebėra prabangos halatėlėm? Yra prabanga. Halatėlis yra mano mėgstamiausias namų rūbas. Aš tiesiog, batai. Nu, nežinau, žinai, pavyzdžiui, jeigu tvarkytis, jeigu būties, apie ką mes kalbėjom prieš tai, tai aš nesitvarkau su šilkiniu halatėliu. Kodėl? Tai viskam yra savas laikas. O kaip tu tvarkaisi? Kaip tu tvarkaisi? Su tokiu pilu. Su kokiu? Su to burbuliu tu jau tokiu mėgstukų, tokiu treningučiais. Ne, neturiu treningų, čia ne vieno aš. Treningų turi?
Tu ką juokauji, rimtai neturi treningų. Tai kaip Bet viskas gerai, nereikia mane žiūrėti taip blogėjiškai. Viskas tarkoje. Gerai, tai Neturi treningų. Gerai, ką tu dar dėvi namie be šilkinio chalatėlio? Pižamėlė. Gerai. Su šorčiukais? Būna Šiltuoju metų laiku. gerai. Arba šiltuose kraštuose. O būna Aš iš vis tikrai tai tada romantikai pižamos užduodama. dienos, pilnai pižamos diena, nu, kad būtų patogu. Būna. Nu, aš taip jau nevadinu, aš tiesiog jaučiu, nu, kaip sakant. gerai, Gerai. Aš iš tikrųjų, rimtai. Jo. Aš realiai iš tikrųjų turiu namų drabužių, na, tam tikras Namų skyrius kostiumą turi? Namų drabužiai. Bet kas Tai yra? Gali papasakoti, tai yra, kas na, tai? įvairia, nu, komplektai, tokie, nu, pavyzdžiui. laisvalaikio, bet jie nėra Nes aš treninginiai. tada, jeigu nupieščiau su suknelė, tai o Tai kaip tai tu būtų atrodai naktinukai namie? ta suknelė. Tai būtų naktinukai. Oi, apie naktinukus, žinai, anekdotą. Dabar tik tai žmonės eina į vakarėlius su tais pačiais Nes tokia naktinukais. šneka, nieko nepasako, nu prašau, pasakyk, Padovanojo šilkiniai naktinukais, su nerinukais, kur dabar žmonės eina į vakarėlius su tokiais Kaip tu su naktinukais. tokiais vaikštai? Aš vaikštau namuose. Tai gerai, tai dabar tavo yra toj vietoj, kur yra namų rūbai, tai yra tik šilkiniai marškiniai. Ne, ir sakiau, įvairios pižamos. Pižamos. Taip, bet jos yra tiesiog ne flanelinės su drambliukais, Aha. o jos galbūt yra vienspalvės ir labiau Taip. tokios, na, suaugusio pižamėlė. Ok, Padovanojo vyras vasario 14 šaliką. Čia anekdotas. Padovanojo šaliką. Nu. Vyras sako, vasario 14, Valentino dienai, kam tu man šaliką dovanoji? Sakė, dėl to, kad tuos pernykščius šilkinius marškinius vis tiek kas rytą randu tavo ant kaklo. Šitų užtrunkos. Bet tai, kad kadangi jau pasirodė neįtikėtinas mano apsirengimas namuose, ką jūs rengitės namuose? Aš rengiuosi, aišku, priklausomai nuo oro, bet labai mėgstu, kad tas rūbas būtų švelnus. Tai tu su meškiukais tai buvo, nesakėjai? Ne, su tais, kur nuprakaituoji iki negalėjimo, žinai. Ne, švelnus, tai reiškia natūrali medvilnė, tokia... Aš vadinu vanduo. Linas. Linas. Linas, minkštas linukas. Jau. Taip. Aš mėgstu tokius bohemiškus dalykus, tokius, pavyzdžiui, lininis visiškai toks balachonas. Bet čia į paplūdimį taip aš einu? Ne. Aš vaikštu namie. Vaikštu su visokiais, pavyzdžiui, tokiais, kaip būna, nežinau kaip jie vadinasi, kvadratas, ne, kaklas iškirptas ir rankom palikta vieta. Tu čia kaip kažkokia tunika kažkaip. Kaip tunikas, jo. Aš tai šitą galvoju, kad namuose... Arba trumpus šortus. Nu, va, tai šortukai, tai ir mano šortukai. Jo. Todėl tu galėjau jau mane taip užpuolat baisiausiai. Ne, aš nieko neužpuoliau, man tiesiog įdomu, kaip... Aš bandau įsivaizduoti, žinai, iš karto tave nurengti ir aprengti kitaip. Aš su šortukais pagalvojau ir vaikštau Turkijos namuose. Jo, ten aš vaikštau su šortukais. Aha. O Vilniaus namuose halatas tai man yra, jeigu aš galėčiau, jeigu visos mamos, tetos ir sesuo nesakytų, kada nors išlysk iš to halato, tu gąsdini žmonės, tai aš niekada neišlyščiau iš halato. O kaip jisai, tas auksinis kardas? Halatas tas? Nu, jis tas tvarkytojas, gyventojas šalia, kaip jis reaguoja, kad tu visą laiką su to halatu atšliauši. Nu, kai vienas sūnus Ai, bet sako, jisai šviežus. vienas sūnus sako nieko, kitas sako, persirenk, toj draugų ateis, tai tada aš persirengiu. Aš tai galvoju, kad visoms moterims labai sveika yra pabūti namuose ir nuogoms. Iš tikrųjų, pabūti tiesiog su savimi. Taip, aš tai puikiausiai Yra tik darau. problema, kad aš nemėgstu užuolų traukti, rimtai prašau. jeigu netrauki, Aš to nuogą pavaikščioti mėgstu. Ir Taip, tada- tai vaikščiok. tada einu taip toliau nuo lango. O kogi jau čia? O mano taip, kaimynai kogi? jaučia tokių vaizdų prisižiūri. Ta prasme, taip. Tikrai. Visiškai. Bet mes jau kažkada kalbėjome Mes ten mūsų laidoje apie privatumą, kad jeigu langai kampus. uždaryti, tai tu esi privačioje erdvėje. Taip. Tai... Nu gerai, apie buitį, kas dar yra, pavyzdžiui, ar kaip valot namus kitokiu būdu, nes aš, pavyzdžiui, Jūs kalbėjote apie dušinę. Valyti man namus yra pavyzdžiui, muiliniai visi dalykai, tie tokie, žinai, ar prižiūri, pavyzdžiui, šeimininkai paduodi kažkokias priemonės, su kuriuom, tik tai su tom galima plauti namus, ar jinai pati atsiveža ir su kuo jinai plauna, su kokiais chemikalais savo nesvarbu. Čia tas pats, kad šeimininkė man paduotų mano tos dienos drabužių derinį. Tai kiekvienas savo srityje. Ne.
Aš tai netrenku priemonių. Nes man svarbu yra su kuo, ar ten su kokiais chemikalais tos naujos valys. Nesvarbiausia, dėl ekologijos. Aš ne šiaip sau rimtai, kai kalbėjote apie dušo kabiną ir kad reikia su tą gumą nuvalyti, taip mano namie vanduo labai kalkinas ir čia ne bairis. Jeigu nevalysi kiekvieną kartą, nes visa kabina yra stiklinė, tai jeigu kiekvieną kartą tu jos nenugrandysi, tai po mėnesio, ten neįmanoma kalkių tų lašelių. Bet, mergaitės, čia ne pokštas. Čia yra Marius Fabreta linija ir čia yra specialus actas. Galima, aišku, turbūt ir su paprastu actu, bet čia yra specialus actas, čia kaip to Kaip gerai. Čia naujas, kadangi. Čia ne tas, kur aš naudoju namie. Naujas. Tai va, tai papurški, pšik. Ir po minutės tiesiog... Vaidai išneka lyg taip pat kaip aš. Man vyresnė dukra sako, kai dar mažoji nekalbėjo, sako, mama, žinok, kaip jinai išmoks kalbėti. Nes jinai ilgą laiką sakydavo, vietoj žodžio, pavyzdžiui, važiuoti, jinai sakydavo, uiu. Nes aš uiu į darbą ir uiu atgal. Tai uiu. Tai jūsų tiesiog aš galvoju, bet kai jūs purškėte, jūs ten su to chalato buvo, tada ten kaip purškė. O man labai patinka va šitą. Jeigu jis yra arti purvino, tai aš tada jo susitvarkau namus netgi su chalatu ir po to jį dedu iš karto skalbti. O jeigu ne, tada persirengiu. O baltas actas yra ekologiškas ir natūralus produktas, vertinamas dėl savo antiseptinių savybių. Tai yra efektyvi kalkių šalinimo priemonė, kuri naudojama kartu su kitais Marius Fabre produktais. O tų produktų yra daug ir įvairių ir tai mes... Man atrodo, svarbiausia, iš tikrųjų, kur įgyti tokius įdomius dalykus. Tai, kad mūsų pajūrė. Taip. Grožio simfonija, parduotuvė, kur yra Palangoje. Kas yra liūdniausia, tai kad jie yra tik Palangoje. Tik Palangoje, liūdniausia dėl to. Bet gal galima internetu ten įsigyti, ne? Manau, internetu galima. Bet tai reikia nuvažiuoti į Lietuvos pajūrį vieną kartą metuose. Tai žiūrėkit, šitą iš karto tu man jau, kaip sakyti, dovanoju. Jau nedovanoju, tu man jau pardavi šitą dalyką, nes man visai įdomu bus pabandyti, nes pas mane irgi stiklas. O tada šitą muilas... Čia yra kosminis man daiktas. Tiesiog labai gražus daiktai. Man patinka, kai namie yra tas pakabini ir tada čia, pavyzdžiui, galioja nuo kandžių. Galioja nuo kandžių, jeigu pakabini, kad kur spintoje. Faktas tas, kad kai žiūri šitą produkciją, tai aš galiu suprasti, kad net namų buitis gali būti stilinga. Tikrai. Jo, tau svarbu, kad būtų stilingai. Man irgi svarbu. Aš pamatau pakuotę, man pavyzdžiui... Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, net ir indų plovikliai, tarkim, kur yra tie tokie komerciniai iš prekybos centrų, jie atrodo siaubingai virtuvėje. Tai jeigu tau labai svarbu, kad stilinga, aš dar žinau, kad tau svarbu, kad ir būtų su filosofija ir istorija. Tai šitas Marius Fabre, žinok, ir aš visą istoriją perskaičiau. Jie labai seniai, dar aš buvau negimus, 1990-aisiais atsirado. Vienu žodžiu, istorija tokia, kad jie yra absoliučiai natūralūs. Ir tada, kai į rinką po daugel metų, ir jie buvo labai jiems gerai sekėsi, fabrikas, kurį senelis perdavė anūkiai, dabar jau iš tikrųjų buvo tėvas perdavė sūnui, sūnus perdavė dukrai. Tai va, bet ir po to įvyko lūžis, kai į visą tą chemijos pramonę, buities, jie konkrečiai muilų prekiavo, įsiveržė produktai su nafta, buvo baisus perversmas. Ir įsivaizduokit, kaip jiems buvo sunku atsilaikyti. Žlugo visi mažiukai, tie naturalistai, nes čia yra tik natūralūs, aš esu susirašius, yra alyvuogių aliejus, vanduo, kokosų branduolių aliejus, natrio chloridas, natrio hidroksidas. Jis muilą padaro kietų. Viskas yra natūralu, jokios naftos. Tai va, ir kai įsivaizduok tokiem naturalistam, kai atsirado tie naftos produktai per pus pigesni, geriau putojantis, ten kokį nori kvapą gali išgauti, nes čia kvepia vis tiek tokį primena ūkišką muilą, to tokiu natūraliu kvapu. Kokia buvo konkurencija, bet jie kažkaip įsilaikė. Laidos prodiuserė labai pareklamavo vieną dalyką, ką visai noriu išbandyti. Makaronai? Šitie makaronai. Kas čia yra? Iš jų galima padaryti tyrelę, teisingai sakau, rimantene, ir įdėti į šitą skalbimo mašiną. Ir tada sakė, pabaltuoja patalynę. Čia yra muilo drožlės, kurias truputėlį sumaišai su vandenuku ir šnai į skalbenkę. Bet čia ne vien tik tai baltiem, ne vien tik tai baltiem, nebūtinai čia viskam. Čia tiesiog ir dėmesį jaučiu išima labai gerai. Aš pati nenaudojau, bet jie turi juodą muilą. Juodą muilą, taip jis ir vadinasi, yra populiariausias jų produktas. Ir save gali prausti, ir jis yra netgi purškimų pavidalu, ant grindų pšik, pšik, pšik. Taip, super, aš taip. Ant bet ko, ta prasme rimtai. Palangoj. Taip. Kokia simfonija? Grožio. Nes tenais yra ne vien tik tai valymų, žodžiu, namų priemonių, bet ir kosmetika. Žinot, kaip aš juos radau, ėjau į bažnyčią Palangoj
Ir gėda prisipažinti, kad mišias teko praleisti, todėl kad prie pat bažnyčios yra grožio simfonija. Rimtai. Ir mane ten užbūrė. Ten pėstute, grinai priešais pereini gatvę ir yra grožio simfonija. Tai va, tokia mano patirtis, būkite atsargus, jeigu nenorit praleisti mišių, neikit pro grožio simponiją. Mes iš kitos pusės ateisime. Taip, mergaitės davatkyli. Tadam! Gerai, žiūrėkite. Ir tam tas čekis pasiekė mane. Dėmesio, neišsiblaškykim. Žiūrėkit, vyro ir moters pareigos buityje. Kaip vyro ir moters. Nu tai kaip? Vyro nupirkti gėlių. Palaistau gėlės. Moteris nieko nedaro, o jisai daro viską. Aš palaistau gėlės, ištraukiu indus iš indaplovės. Tai čia kas 2 savaitės. Padžiaunu. Ne, čia kiekvieną rytą. Gėlės. Gėlės, kas 2. Ne, bet jisai laisto. Tai iš vis nieko nedaro. Ne, aš kiekvieną rytą ištraukiu indus iš indaplovės ir jau aišku sudedu naujas pareigos. Ir skalbinius. Nepamirškit, kad aš turiu 2 sūnus, kurie keičia rūbus kasdien. Tai o ką jie nesiskalbė? Ne, nu tai bet jie sukiša, nes kalbenkė mano aukšte yra. Nu, jie, vaikai, nenori. Tai čia net logistika, tose namuose, logistika. Tai va, tai jie sudeda, o ištraukti, dažniausiai ištraukios. Tai man atrodo, yra visai nemažai darbų. O be to būna, kad pasitaiko nekokybiški klozetai. Jeigu nekokybiški klozetai. Nu gerai, čia tikrai istorija. Tada jie ruduoja ir juos reikia valyti. Bet čia tikrai istorija. Mano viena draugė, labai turtinga šeima, užaugino 2 sūnus ir jie nuo pat gimimo nematė netvarkos namie, nes tvarkytojai ateidavo tam 2 ar 3 kartus per savaitę. Jo? Ir čia tikrai istorija. Ir tada tėvai nupirko jiems senamiestį butą, jie išsikraustė į butą senamiestį ir sūnus skambino mamai ir klausė, klausyk, sako, po mėnesio, ar tu dar saugai visus čekius visos santechnikos tam naujam bute, kurį sako, saugau. Tai sako, reikės mums priduoti visos kriauklės ir klozetus, nes jie ruduoja. Kaip po kiek laiko, atsiprašau? Nu, tarkim, po mėnesio ar 2, bet po 3, nesvarbu. Bet iš principo, ką reiškia užauginti vaikus sutvarkytoje, čia kita tema, nes taip, aš taip pat padariau tokią klaidą. Jie neįprato, kad čia, kaip pavyzdžiui, būdavo mano šeimoje, kurioje aš augau. Ir aš šeštadienis, ir aš jau prabundu nuo siurblio garso, nes mamytė siurbliuoja jau ant sąžinės. Reikia man nors savo kambarį susitvarkyti, ar ne? Tuo tarpu pas mus, kai mūsų nieko nėra namie, būdavo taip, ateina tvarkytoja, viską sutvarko. Magiškai. Taip, magiškai vaikai išėjo į darželį, buvo toks kambarys, parėjo, viskas švaru. Ir tai yra baisi klaida. Ir labai daug šeimų tą daro dėl užimtumo, kaip tu pati sakai, ne? Taip. O tai aš irgi, kai mano laisva diena yra, man vienas iš maloniausių dalykų yra, pavyzdžiui, nusivalyti langus. Ir aš tikrai man labai patinka tas jausmas, kai nusivalai. Na, jausmas nuvalyto lango, tai tikrai malonus, bet procesas tai... Ne, reikia įsigyti tada tam tikrus dalykus, kurie, aš labai mėgstu nano visokiausius. Ne pšik, nano visokius dalykus, pavyzdžiui, kušluostės ir visą kitą. Ir aš jom naudojos ir jos labai lengvai tai padeda padaryti. Ir aš valau ir ką jūs galvojat, man dabar reikia pirkti ne vieną šitą valymo, o 2 rinkinius. Dėl to, kad Frėja iš manęs grobė. Jinai pradeda verkti, jinai pradeda norėti irgi lygiai taip pat daryti. Ir tada aš jau jai kaip nors ten įkišu biškį kažkokį kitokį dalyką, nes antro tokio neturiu. Ir mes abidvi ten valom. Bet tai yra faina, nes jinai labai džiaugiasi, kai jinai gali valyti. Ne, bet ta istorija tai buvo iš tikrųjų siubinga. Mes čia taip kažkaip labai ramiai praklausėm, bet jinai iš tikrųjų buvo siubinga dėl to, kad man atrodo, kad čia labai trūksta šiaip tokio bendrosios nuovokos. Na, tokio, ne tai, kad patirties stokos valymo, bet, tokio tiesiog bendro supratimo pasaulio. Kadangi tai yra apie konkrečią šeimą, tai neužsiciklinkim, bet aš ją papasakau kaip pavyzdį, žinau, kad dabar daug labai tokių užaugo vaikų. Na, aš girdėjau apie tai, kad dirbančių non-stop mamų ir tėčių, kurie samdo tvarkytojas ir tada stebuklingai viską susitvarko. Parėjo namo ir viskas švaru. Na taip, bet čia yra problema, nes aš girdėjau, kad Amerikoje dabar reikia aiškinti vaikams apie tai, kad neegzistuoja šokoladinės karvės, kurios duoda šokoladinį pieną. Kad, tai yra produktas pagamintas iš gamtos. Aš tikiu. Tai ta prasme, tai be abejo, kad tada reiškia, mes, kaip sakant, kuriam tokį įdomesnį rytojų. O mes atsakėme klausimą, ką daryti, kad buitis neužpi? Ne. Tu kažkaip atgalvoju, pagrindinė. Čia toks egzistencinis klausimas. Nes būtis manęs ne už šitą. Tada už
Buitis. Ne, aš galvoju, kad yra pusiausvyra. Kartais tas būties reikalai yra reikalingi, kaip aš ir sakiau, aš kartais tiesiog noriu realiai tos namus susitvarkyti ir jaustis nuveikus kažką, tai žinai, gerą. Bet ar tu turi konfliktus, pavyzdžiui, su antra pusė dėl kažkokių netvarkytų dalykų? Niekada, aš galvoju, kad gyvenime yra svarbesnių reikalų. Taip, bet jam irgi taip atrodo. Ačiū Dievui. Aš manau, kad reikia. Ne, bet iš tikrųjų atrodo tokia smulkmena, bet šiaip poroje labai svarbu yra sutarti keliais esminiais klausimais. Tai manau, kad buities, finansų, požiūrio į ištikimybę ir, iš principo, nežinau, ateities vizijos, žinai. Ir tada, jeigu tau pasiseka ir sutaris, kaip sakant, dėl tokių ir pamatinių, o kartu ir labai buitinių klausimų, tada, žinai, tada gyvenimas žymiai paprastesnis yra. O pyktis dėl dulkių, tai yra iš viso, man atrodo, žiauru. Gyvenimas yra toks trumpas, kad tam tikrai manau, kad yra neteisinga švaistyti laiką. O namuose gali, pavyzdžiui, apsirengti kaip nors ir įdomiai, ir paįvairinti tą savo kasdienybę ir tą buitį. Asta nenutraukė žvilgsnį nuo savo šito degančio pimpalių. Lanksčiau lankstinuką apie Marselio muilą. Bet aš jau noriu pasakyti, kad mūsų draugų parduotuvė, kurio turi 5000 prekių, net ir daugiau romantika.lt, yra ir to, kas aktualu man, tai yra visokiausių fainų drabužėlių, kuriuos galima naudoti ir namų aplinkoje. Taip, aš esu užsisakiusi keletą šitų komplektukų, vieną raudoną ir vieną juodą ir yra tokiais stringučiais. Iš romantika? Jo. Ir labai gerai, labai kokie. Bet dabar mes turime nuolaidos kodą. Taip, jeigu panaudosite nuolaidos kodą nusirenk, gausite 20% nuolaidą visai romantika.lt produkcijai, o ten prekių, kiek sakė, 5000 kažką. Tikrai labai daug, tikrai galima. Visom progom labai skanių. O dar aš labai galvojau, kai jūs kalbėjote čia apie tos konfliktus buityje, tai pagalvojau, dėl ko buities tikrai neverta piktis. Vieną kartą mane draugė aš labai mėgstu didelės palangės. Ir jos apauga daiktais. Jos apauga. Taip. Bet tokių kaip fanas idėja. Taip, labai. Bet, ir vieną kartą mane pakvietė draugai į svečius. Ir aš sakau, jie taip sąžininkai, sakau, Renata, žinok, aš labai noriu pas tai svečius, bet aš nebegaliu, aš nebemėgstu savęs, aš nebegerbiu savęs dėl savo 2 palangių. Jom reikės poros valandų. Nes ant daikteliukai, žinai, kurie neranda vietos. Ir, žinok, taip man ramiai sako, turim tai, sako, vakarą su draugais iškeisi tvarkymasi namie. Atvažiuoji dabar iš karto. Sutinku. Ir aš prisimenu tą labai daug metų. Jeigu tai yra diena, kai noriu tvarkytis, bet jeigu iškeisti filmą gerą, spektaklį arba vakarą su draugais. Nežinau, kad man dabar va šiuo momentu aš taip girdžiu ir žiūriu, ką pasirinkčiau. Oi, taip, namie tą kampą, žinai, su tokiu malonumu perinkčiau daiktus. Todėl, kad tu labai daug dirbi ir nori paputarėti. Ne tu daiktų pasilgus, tu namų pasilgus. Taip. Eik namo. Eik namo. Skirsamės čia. Aš tai nusipirkti ir išleisti savo dovanų čekį. O aš su savo juodu. Dovanas, gėlių dar reikia pasimti. Ačiū. Ai, bendrai jūs šiandien padaryti. Ai, gerai, viskas. Šitą dar paimsiu. Kaip sakė. Ir aš likau va. Iki. Čiau. Užkimus. Čiau. Pabaiga fainam. Tikrai, ne? Taip labai viskas. Miela.